Sveiki visi, šiandien ir vėl susitinkam laidoje Finansų akademija kartu su manimi laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Ir šiandienos laida tikrai ypatinga. Pakalbėsime apie tai, kaip savo hobį paversti papildomomis pajamomis ir galimai išvystyti sėkmingą verslą. Na ir šiandien mūsų laidoje dalyvauja nuostabi pašnekovai. Neringa Pangonytė Novikienė, kuri yra Etsy klubo įkūrėja, Etsy ekspertė, žinių radijo laidos Noriu daugiau kūrėja, autorė ir nuostabių žmonių kalbintoja. Tai pasidalint savo istoriją, kaip jai pavyko savo hobį paversti verslu. Labas, Neringa. Labas, Šarūnė. Tai papasakok, ką veiki šiandien dieną ir jau po to mes taip gražiai praseisim, kaip priėjai prie to. Taip, tai kaip ir pristatėjai, tai šiandien aš verčiu hobius pajamomis. Savo jau kadaise pavyko tą padaryti, dabar padedu tai daryti kitiems. Tai būtent užsiimu Etsy platformoje, mokau kitus, kaip Etsy platformoje susikurti savo parduotuves ir savo hobius, rankdarbių hobius arba kūriamus kitus kažkokius produktus, paversti pajamomis, kurios atkeliauja iš užsienio, nes Etsy platforma yra, daugiausiai klientų yra užsienį, ne Lietuvoje. Ir taip pat turiu savo studiją ir ten, kaip sakau, kabutėse užsiimu spalvų terapiją, nes aplink mane labai daug spalvų, tai yra siūlų įvairias spalvių ir ten jau yra tie mano tikrieji hobiai, kurių irgi nepamirštu. Tai viskas prasidėjo tavo nuo siūlų? Na, gal jeigu taip atsukus dar anksčiau atgal, tai gal daugiau nuo pačių rankdarbių nėrimo, mezgimo ir įvairių pasibandymų. Ir po to jau taip tie siūlais, kaip sakau, užstrigau, įsipainiojau į tuos siūlus ir pradėjau rutuliotis rimčiau, nes tiesiog ir pačiai labai patiko ir klientai visada stūmė į viršų, į priekį, prašo kažko naujo ir tiesiog išsirutuliojo, net neplanuojant tuo metu, nes pradžia buvo daugiau negu prieš 10 metų. Tai siūlai taip ir liko ir labai drąsiai galiu sakyti, kad tas hobis, nes hobių tikrai labai daug turiu ir turėjau ir anksčiau ir vaikas būdamas, tai siūlai liko tas toksai pagrindinė ašis, iš ko ir šiandien gyvenu. O prieš tai dirbai samdomą darbą? Taip, samdomų darbų dirbo iš tikrųjų daug, ne vieną ir įvairių. Aš buvau tas žmogus, kur labai lengvai keisdavau darbus, sritis, pokyčiai man yra lengva tema. Kažkam būna, pavyzdžiui, labai sunku, ar ne, priimti sprendimą, išeiti, pradėti kažką naujo, man tas visada buvo labai lengva. Tai esu dirbusi ten, pradėkim nuo padavėjų, pardavėjų, ar ne, tada Anglijoje gyvenau, dirbau leidyklose, nes ir išsilavinimas tuo pagrįstas. Lietuvoje grįžus jau toks pagrindinė tokia labiau didesnis užsiėmimas, samdomas darbas buvo banke. Tai finansų srityje ir aš tikrai po to jau, kai grįžau į tą tokią meninę, daugiau kūrybinę, kultūrinę pusę po banko, tai likau vis tiek labai dėkinga tai bankiniai patirčiai, nes tikrai davė labai daug supratimo, suvokimo apie verslo statymą, nuo pat mažojo verslo iki labai didelio verslo, visi niuansai, finansavimas, rizikos kapitalas, tai tuos tokius pagrindus susidėjau pakankamai išsamius, įvairius ir šiandien mano veikloje tiek ir pačiai darant verslą internetu, tiek padedant kitiems, labai tas padeda. Ir kaip Etsy atsirado tavo gyvenime, žinai, atrodo, visi mes daugiau mažiau galim pasiieškoti kažkokios informacijos, bet jeigu dar atsižvelgiant į tai, kad tai yra 10 metų atgal, tai galimybės irgi buvo šiek tiek kitokios. Taip, tuo metu aš gyvenau Anglijoje ir ar dabar aš jau neatsimenu, ar jau laukiausi sūnaus, ar nesilaukiau dar, bet ta istorija pradėjau rutuliotis tada, kada aš jau besilaukdama nėriau pledukus, kaip ir dažna mama besilaukdama nori kažkokį rankdarbį savo kūdikį būsimam sukurti, tai aš buvau neišimtis. Ir norėjausi tuos darbus kažkur realizuoti. Ir taip dar prieš pledukus anksčiau Anglijoje aš važiuodavau, toks azartas buvo veikla, užsiėmimas į vadinamuosius boot sale'us, tokie dideli turgūs už miesto,
kur žmonės suvažiuoja su automobiliais ir ten išsistato staliukus arba tiesiog iš bagažinės ir prekiauja visokiais savo daiktais. Tai čia dabartinis atitikmuo būtų blusturgiai turbūt. Kažkas panašaus. Bagažinių turgus, taip, bet ten tokie masiški, kur realiai nepraeini net viso. Tiesiog jau kol pradeda eiti, jau iki galo dainėjau, ten kraustusi, nes jau baigėsi turgus. Tai ieškodavau įvairiausių tokių vintažinių niekučių, įdomybių ir tada pradėjau kelti būtent Etsy platformą, nes Etsy platforma prasidėjo nuo vintažo ir nuo visiškų rankdarbių. Po to jau išsiplėtojau į, sakykime, tokius serijinės gamybas ir panašiai, bet vis tiek žmogaus kūriamos daiktus, ar ne? Ir po to prasidėjo mano rankdarbiai ir tiesiog rutuliojus ir man tą platformą parodė draugė, su kuria tuo metu gyvenau. Jinai iš kur sužinojo, aš nežinau, bet tikrai tuo metu nebuvo tiek informacijos, teisingai tu sakai, kaip anksčiau, kaip dabar pavyzdžiui, ar ne, galim rasti ir įvairiausių ir mokymų, aš pati savo mokymus darau, ruošiu. Ir YouTube'as pilnas informacijos, tada to nebuvo. Tada tiesiog mes žinojom, kad tokia platforma yra, kad pagrindinė rinka yra Amerikoje. Na ir tiesiog pradėjom kelti tos darbus ir kažkaip taip pradėjau pirkti. Ir tada, ir atšulvojom tą 10 metų įvairiom bangelėm. Nes ir metus buvo kelis kartus, tiesiog neištrynus parduotuvės, bet nustojus daryti, nes galvoju, čia man galbūt nereikia. Tada atsiranda momentas, kada labai reikia, nes finansai pristumia, kad jau reikia tų papildomų pajamų. Ir... Tai tada pagausėja prekyba, padidėja. Taip, ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad aš visada turėjau tą Etsy platformą šalia. Aš jos nemačiau tada anksčiau kaip kažkokio verslo didesnio, ar ne, ir nemačiau taip, kaip matau dabar. Tai buvo papildomos pajamos. Teisingai. Ir jos labai daug momentų gelbėjo mane, kada man to reikėjo. Nes kai tik reikėdavo, tada aš jau sugalvoju, daugiau čia įkelsiu produktų, daugiau pareklamuosiu kažkur, ten Pinterest ir kažkur kitur. Ir prasideda, žinoma, pirkimai. Tai tiesiog papildomom pajamom, tai, manau, yra labai geras būdas. Ir lietuvaičiai tikrai mėgsta šią platformą. Tai bendrai, jeigu taip visiškai paprastai, kas yra ta tikroji Etsy platforma? Gal yra kažkoks lietuviškas atitikmuo, kad lengviau žiūrovai galėtų suprasti? Neturim lietuviško atitikmens, tokio jau konkrečiai Etsy platformai ir net pasaulyje nėra antro tokio atitikmens. Yra bandymų dabar kopijuoti, konkurenciją sudaryti, bet ten manau, kad labai toli dar jiems iki to. Bet jeigu taip palyginus, tai, sakykime, tai yra prekyvietė. Tai nėra elektroniniai parduotuviai to pačio žmogaus, ar ne? Tai yra daug parduotuvių vienoje vietoje, vienoje prekyvietėje, kaip pavyzdžiui būtų Amazon ar eBay ar Vintedas tas pats, ar ne? Kur labai daug pardavėjų vienoje vietoje bando parduoti savo produktus. Tai Etsy yra kažkas tokio. Tai kuo Etsy išsiskiria, tai kad jame negalima prekiauti viskuo. Tai kad, pavyzdžiui, jeigu mes nuperkam puodelį ir norim jį perparduoti, ar ne, pigiau nuperkam, brangiau parduoti, to daryti Etsy negalima. Bet mes galim nupirkti tokį baltą puodelį, be nieko, ar ne, ant jo nupiešti kažką savo ranką, savo meną, dizainą, kažką užrašyti, kažką užlipinti ir tada parduoti Etsy, ne, kaip jau savo kūrinį. Tai Etsy platforma vadinama originalių daiktų pardavimų platforma. Tai reiškia, originalių pagamintų savo rankomis arba bent jau mano sukurtų, aš galiu užsakyti, sakykime, kažkokią liniją drabužių ir fabrike gaminti, bet aš jau sukuriu, ar ne, sukuriu dizainą, parenku medžiagas ir sutariu su gamintoju, kad man jie gamins ir tada galiu prekiauti Etsy. Tai realiai būtų tokie daugiau autoriniai darbai, visiškai. Labai panašu taip. Ir kūrėjai, ypatingai menininkai, kūrėjai, rankdarbininkai, dizaineriai labai mėgsta šią platformą. Ir ne tik fizinių daiktų, bet ir skaitmeninių. Kaip pavyzdžiui, sakykime, svetainių dizainai, įvairūs atvirukai, plakatai, kvietimai, lipdukai. Galima pardavinėti ten netgi tiesiog failiukus. Ne tik pagamintus daiktus, bet ir failiukus. Tai jau kas mėgsta kažką ar moka kurti, tai yra. Vaizduotėjai palikta vietos, ne? Taip. Viskam kelti. O ar yra amžiaus cenzas, kas gali pradėti, pavyzdžiui, ten 16 metų, ar gali 14 mečiai užsiimti tą veiklą ir būtent ten kelti savo tuos rankdarbius? Taip, tai yra nuo 18 metų, turi būti pilnametis asmuo, norintis prekiauti, reikia registruojantis platformoje, pateikti savo asmens dokumentą, banko sąskaitą, ar ne, kai kur bus
pervedami pinigai savo adresą, telefoną, tai turi būti tikras asmuo, negali būti jokių užsislapstinimų, nes visgi tai yra elektroninė prekyba ir elektroninė prekyba visame pasaulyje turi savo taisyklės ir negalima slapta to daryti, mes turim būti matomi, kas už to ar neslypi ir privatumo politikos ir panašiai. Tai nuo 18 metų. Jeigu nori asmuo anksčiau prekiauti, tai vis tiek turi tada vienas iš tėvų registruotis platformoje ir tada gali jau tą verslą daryti kartu. Būti tokiu lydinčiuoju. Na taip, oficialiai, sakykime, legaliai, oficialiai turi būti vis tiek tada ant pilnamečio tas verslas, o tikrai mačius ne vieną pavyzdį, kada, sakykime, mama ir dukra kuria ant tašyčių drobinių piešia dukra, o mama vysto toliau, ar ne, sakykime, ir dukra ir pati ir fotografuoja, ir tekstus rašo, bet mama platformoje yra kaip teisiškai savininkė, ar ne, tų pinigų ir viso verslo, žinoma, ten jau kaip jos toliau atsiskaito jo klausimas, bet matoma kaip kūrėjas, matomas tas vaikas yra ir tokių variantų tikrai yra. Tai toks kaip mini šeimos verslas gali pasidaryti. Visa šeima gali iš tikrųjų prekiauti parduotuvėje. Taip, ir tokių pavyzdžių ir netgi Lietuvoje yra, kada, sakykime, vyras ir žmona kuria verslą kartu, vyras kažką daro. Kaip taisyklė kažkodėl, kiek žinau, atveju, tai vyrai visi kažką daro už medžio Lietuvoje, o tada jau žmona imasi dizaino pusės, prekybos, įgyvendinimo, tos kūrybinės pusės, kaip pateikti produktą. Tai šeimininių verslų tikrai yra daug. Yra, žinau, kad ir mama, ir dukra, bet jau suaugusi dukra, drabužių liniją kuria ir labai puikiai joms sekasi, kad jos netgi Lietuvoje nepardavinėja, jos pardavinėja tik Etsy platformoje. Ir joms net nereikia lietuviškos parduotuvės, nes jos vos spėja suktis, turi dar net ir darbuotojų, išvystė jau kaip verslą. Ir joms net Lietuvos rinka nereikalinga yra, bet vėlgi šito vietoje esu sulaukusi klausimų, tai čia toks kaip Lietuvos išdavimas ar ne, tai kodėl čia lietuvaičiam neduodam pasidžiaugti tuo, aš galvoju, kad ne, tai vis tiek atvedamos pajamos į Lietuvą. Tai yra, išleidžiam tai taip, čia pinigus. Mes pritraukiam pinigus iš Amerikos, iš Kanados, Australijos ar ne į Lietuvą, Lietuvoje sumokam mokesčius iš Etsy platformos, už atėjusios pajamas iš Etsy platformos ir tai yra tam tikra prasme eksportas. Mūsų gaminių, lietuvaičių eksportas į užsienį ir ateinančios pajamos į Lietuvą. Tai manau, kad tikrai yra sveikintina pavyzdžiai. O tavo pačios atveju, jeigu aišku gali pasidalinti, kokios buvo tos pirmosios pajamos, kai tik tai pradėjai ir gal atsimeni, kokios emocijos užpuolė, kai pamatai, kad yra galimybė internetu parduoti? Tai kai Anglijoje buvau dar, aš tiksliai net nepasakysiu, bet ten svarais buvo kažkiek ir nelabai ir atsimenu, bet aš atsimenu, kai grįžau jau į Lietuvą 2014 metais ir atsidariau kitą parduotuvę, būtent siūlams. Ir tą pačią dieną man nupirko siūlus, kai aš juos įkėliau. Dabar yra, žinoma, šiek tiek sunkiau, būtinai tą pačią dieną įkris pardavimas, nes yra konkurencija žymiai didesnė išaugusi, bet tada man įkrito tą pačią dieną ir aš, wow, galvoju, puiku, nes jeigu būtų neįkritę tas pardavimas, neįvykęs, ilgai ir greitai aš galbūt nebūčiau išvysčiusi to verslo daugiau, nes aš tada pagalvoju, nupirko, tada įkelsiu dar. Vėl nupirko, tada dar įkelsiu. Ir tada truputį po truputį pradėjau plėsti asortimentą. Ir aš tada buvau vieniša mama, grįžusi iš Anglijos. Ir dar buvo litai, tai tikrai buvo pakankamai man reikšmingos tos papildomos pajamos. Ir būnant namuose, aš atsimenu su sūnum, aš padarau siūlus, supakuoju, mes tada į vežimą, pasikraunu siuntinius 2 arba 3 vežimo pačioje ir mes į paštą kiekvieną dieną. Tai jau paštininkais būdavo, mojuoja, siūlininkai ateina, nes pro duris tik tai važiuojam. Dabar turbūt nelabai kas ir pasikeitė, tik tai pagausėjo, padaugėjo. Dabar su kitu sūnum ir vežimu važiuoju. Žiūrint į apimtį siūlų, tai nepagausėjo, bet dėl to, kad aš ir nevystau, neplečiu šitos veiklos, aš nenoriu vien tik gaminti siūlų. Aš turiu savo ir kitą hobį, patį tą nėrimą, nuo kurio viskas prasidėjo ir kuriu drabužių liniją, kur dabar viešai būna ir pasakau, bet niekam net nerodo, neaišku, nieko, kada bus, po metų, gal 2. Nežinau, bet tiesiog aš užsiimu tą kūrybą, kurią vis laik troška užsiimti. Tai aš pačių siūlų verslo ir nestumiu pirmin, kaip galbūt galėčiau.
aš tiesiog nenoriu tos vietos plėsti. Didžioji dalis mano laiko dabar iš tiesų tai yra darbas su klientais, tas pats Etsy klubas, vystymas, virš 400 žmonių aplink mane. Sveikinu. Ačiū. Kasdieną klausimai, e-mailai, skambučiai ir ta pagalba kitiems, kad aš matau galybę skirtingų situacijų, produktų įvairių. Mane labiausiai gal ir motyvuoja, kad tapti tave tikrai ekspertę platformos, bet vis tiek šalia turėti savo tas pajamas. Tai taip, jeigu sąžiningai žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, ką patartum žmonėms, kurie nori pradėti uždirbti papildomas pajamas, turi kažkokį savo hobį, jį norėtų realizuoti ir tokių gal motyvacinių žinučių labai norisi iš tavęs, nes tu iš tikrųjų esi labai įkvepianti asmenybė, žinai, kai savo rankomis ir savo galvą, protu sukurti kažką ir tai paversti materiją, pinigais, iš ko galim papildyti tą savo biudžetą. Aš visada bendraudama su savo klientais, kalbu apie asmeninių pinigų ar ne, visą tvarkymą, keliai visada yra du. Tai vienas yra žiūrėti, kaip mažiau išleisti ir papildomai jau kaupti iš ko. Ir visada yra antras būdas, daugiau uždirbti. Aš už antrą. Taip, bet aš taip ir galvoju. Tai kaip atrasti savyje tos vidinės motyvacijos, rinktis tą ir antrą būdą, nes kartais patingim papildomai padirbėti. Labai pritariu, tikrai tų pavyzdžių ne vieną esu mačius ir dažnai tenka, kaip sako, tą degtuką po užpakaliu uždegti, kad žmogus kažką darytų, bėgtų, pradėtų. Tai ir kai sėdi namuose komforte ir turi tą hobį ir nesiryžta ir 3 metus atidėlioja ir panašiai, tai gal tiesiog ir nereikia, ar ne? Bet yra tikrai trokštančių. Yra, kur moterys, pavyzdžiui, labai nedaug moka anglų kalbą, menkai moka anglų kalbą, nes Etsy platformoje reikia anglų kalbą daryti. Ir jos vis tiek daro. Vyresnio amžiaus moterys verčiasi per Google, kažkieno klausia, pagalbos klausia, parašo, ar teisingai. Ir man žavu yra. Ir va tas dalykas, kad tikriausiai pirmiausia reikia norėti ir žinoti, kam to reikia, nes eiti į Etsy su savo rankdarbiais nebus tai, kad mes visą dieną atsisėdę tik mezgam. Reikėsgi susikurti tą parduotuvę, aprašymus padaryti, nuotraukas padaryti, nuolatos produktus kelti. Bus galybė to darbo, kuris tiesiogiai nesusijęs su tuo rankdarbiu, kurį nori ta moteris daryti. Tai reikia suprasti, kur eini ir dėl ko, ar ne? Tai jeigu mes norim savo hobį, savo rankdarbius paversti pajamomis, reikės daryti to darbo, kuris nėra tas rankdarbis ir kurio galbūt nelabai faina daryti. Tai žinoti, kodėl, ką man to reikia, ar aš noriu kažkur realizuoti savo darbus, kad jie po pasaulį keliautų, atsidurtų Australijoje, Japonijoje, Singapūre, Brazilijoje, bet mano, pavyzdžiui, siūlai šiuose šalyse yra, Pietų Afrikoje, į Maldyvus esu siuntusi, tai siūlus nežinau, ką tada darė su jais. Tai tas motyvuoja. Kitas dalykas - patys pinigai, galbūt užsidirbti papildomai arba susikurti savo pagrindinį pajamų šaltinį. Tai pirmas būdas, pirmas žingsnis tikriausiai yra tiesiog pradėti. Nes galvojam labai daug. Galvojam, ruošiamės nuo pirmadienio, nuo to mėnesio, po naujų, ten vaikas baigs ten 4 klasę, ten jau vėl į būrelius vaikščios pats, jau kažką darysiu ar ne, tai čia vis kompiuterį gal naują nusipirksiu, pradėsiu. Ne, dabar atsidarau ir pradedu. O kaip pradėti, tai tikriausiai nuo informacijos ieškojimo. Susivedam į Google ar ne ir ieškome nuo informacijos Etsy, kaip pradėti Etsy. Anglų kalba, lietuviškai ir pradėti klausyti video, pradėti klausyti pamokas, kam reikia, gali kursą įsigyti ir sekti tuo kursu, jeigu reikia pagalbos, nenori savarankiškai. Tai niekas neteina per vieną dieną, ar ne, kad mes jau pagabinom kažką ir jau įdėsim ir greit parduosim. Ne, reikės tų žingsnių darbų padaryti, kurie ne iš karto duos eurą į sąskaitą. Tai tais milijonieriais per naktį netapsim. Nei per vieną, nei tikriausiai per 365 naktis sunkokai. Reikės daugiau laiko ir pastangų įdėti. Jeigu toks tikslas yra, žinoma. Bet įmanoma, aš kaip suprantu.
Na, aš pati nesu milijonierė, aplink save milijonierių. Kol kas. Nežinau, ar tokį tikslą turiu, bet aš manau, kad jeigu žmogus turi tikslą, viskas įmanoma. Ir tas pats milijonas, šiaip iš finansinės pusės žiūrint, kiek teko susidurti kitose karjerose, tai ir su didesniais milijonais, tai jie nėra dideli pinigai. Kaip mums atrodo, ir jie pajamų milijonas yra labai skirtingas dalykas nuo pelno milijonas, ar ne? Uždirbti pelną, tai pajamų ar pelno. Čia du skirtingi dalykai yra. Taip. Ir apie pačią mentorystę kalbant, aš taip įsivaizduoju, nesvarbu, kiek yra metų, tos informacijos internete tikrai yra gausu, bet reikia ir laiko investuoti, ir atsirinkti, ir galbūt yra kažkokia konkretesnė vieta, ir tu turi įkūrusi savo klubą. Tai kas tam klube slėpiasi, kokiu ten auksu daliniesi? Aš slėpiuosi ir dar virš 100 žmonių. Tai Etsy klubas tai yra tiesiog platforma, kur renkasi tie žmonės, kurie arba jau yra Etsy platformoje, arba dar tik tai galvoja, planuoja, ir ten mes dalinamės savo patirtim, atsakinėju į klausimus, duodu patarimus, keliu įvairius video papildomus, klausimų atsakymų sesijas darau, pradėjom pardavimų mainus, kaip tuos pirmuosius pardavimus gauti, nes jie yra sunkiausia. Papildomi mokymai, dabar turėsim gyvus susitikimus, susibėgsim tokiai rankdarbių dienai, nuo ryto iki vakaro tiesiog užsiimti rankdarbiais ir motyvuotis kartu. Tai tas klubas ir yra ta vieta, kur gali gauti visą informaciją ir pagalbą žmogus, kuris nori Etsy platformoje augti ir kuriam galbūt neužtenka, ne tai, kad neužtenka tos informacijos, bet kaip tu sakai, kur atsijojama ta informacija ir paduodama tai, ko jam reikia, nes pačiam ieškotis galima ir įmanoma, ir yra, kurie patys daro, jiems nereikia jokių kursų, nereikia jokių mokymų, jokios bendruomenės, jie nori savarankiškai, viskas įmanoma, taip, bet arba tada turi patirtį kažkokią jau prieš tai ir žino, kaip ieškoti ar ne, ką tai reiškia, arba turi tiesiog ir laiko nemažai, bet yra kita pusė, kuriems reikia tos koncentruotos informacijos ir padėti greičiau gauti atsakymus. Tai Etsy klubas ir yra ta vieta. Ir gal dar pastikslinimui ten informacija kokia kalba? Lietuviškai. Čia Etsy klubas yra lietuvių bendruomeniai, aš pati ten esu vedantis asmuo ir bendraujam lietuviškai, nors lietuvaičių, tarp kitko, yra ir iš Anglijos, ir iš Amerikos, ir iš Vokietijos, bet ten mes bendraujam lietuviškai. Tai toks irgi milžiniškas privalumas, nes internete turbūt didžioji dalis informacijos yra tik tai anglų kalba. Taip, ir įvairios informacijos. O pati dar užsiimi ir mentorystę, kiek pastebiu socialiniuose tinkluose, padedi kitiems ne tik tai kursų pagalba ar pačio klubo įkūrimu, bet ir asmeniškai. Taip, tai mentoriauju ir per įvairias programas ir pati asmeniškai turiu klientus, kurie užsisako šią paslaugą. Tai mentorystė yra toks ilgalaikis jau bendradarbiavimas, kada mes susitariam konkretų susitikimų kiekį per tam tikrą laiką ir aš juos tuo keliu lydžiu. Tai mes darom reguliarius susitikimus, darom darbą kartu, tiek ir mokau, tiek ir padedu daryti pačią platformą, ar ne, kaip sakyti, įvažiuoti. Ir kad jau mentorystės gale, pabaigoje, jau aš paleisčiau juos, kaip sakyti, paukščius iš lizdo, įskristi pačius pilnai pasiruošusi savarankiškai dirbti. Tai taip, tai mentorystė yra, kam tas reikalinga, bet vėlgi neringa, kaip sakau, yra viena. Ir aš daug negaliu vienu metu priimti, tai tiesiog nelabai per daug atsiranda alternatyvūs variantai, kaip pasiekti didesnį kiekį žmonių. Taip, už tai, kad Etsy klubas ir yra ta vieta, kur gali tikrai kiekvienas ir gauti savo atsakymus ir daug žmonių gali vienu metu išgirsti. Tai ačiū tau, kad pasidalinai savo istoriją. Žinai, mano su Finansų akademijos laida tikslas tas ir yra, jog su kiekvienu išėjimu pas žiūrovus perduoti jam pagrindinę tą žinutę, jog gerai galime gyventi visi, ką reikia, tai mokėti tvarkyti savo finansais, norėti daugiau ir atrasti tų galimybių. Tai su tuo turiniu ir norisi parodyti, kokios yra tos galimybės absoliučiai visiems. Jog savo hobį
verslu, papildomom pajamom ir pagrindiniam pajamom gali paversti tikrai kiekvienas, kuris to nori ir kuris tiki savo tą idėją. O jums, laidos žiūrovai, palinkėsiu išdrįsti, prisijimti atsakomybę už savo finansinę ateitį, už savo dabartinius finansus ir tiesiog tikrai pagalvoti, kokį hobį turite savo gyvenime, kurį galėtumėte realizuoti ir paversti pradžioje bent jau papildomus pajamomis, kurios tikrai papildys ir šeimos iždą arba asmeninį iždą. Na ir galimybės neribotos, galime tik patys save riboti, tai mano palinkėjimas jums būtų tiesiog drąsiai svajoti, ieškoti būdų ir gyventi geriau.